Sveikinu jūs visas su nuostabiai gražiomis šventėmis, kurios labai tikiuosi jūsų širdis pripildė meilės, gerumo ir šviesos. Šiandien iš visos širdies noriu jums palinkėti laimės. Tos paprastos, jaukios ir esančios visai šalia pat mūsų širdise. Mes visi gyvenime norime laimės, bet dažnai nesuprantame, kas yra ta tikroji laimė, amžina laimė ir apskritai kur jos ieškoti. Labai dažnai mes tiesiame savo rankas ir laimę norime gauti iš kitų žmonių, iš vyro, iš vaikų, iš artimųjų, iš draugų. Tačiau tokia laimė yra labai trapi. Mes moteris labai dažnai laimę siejame su savo išoriniu grožiu, su kažkokiais pasiekimais. Tačiau tai taip pat nėra teisinga. Viskas, kas mūsų supa ir kas yra materialu, kas yra matoma akimis, yra laikina. Kas iš tiesų yra ta tikroji laimė? Tai yra ramybė širdyje. Laimė gyvena mūsų širdyje. Tai yra amžinas ir nenutrūkstantis ryšys su kažkuo aukščiau už mus. Aš jį vadinu kūrėju. Šiandien iš visos širdies noriu jums visoms palinkėti tos tikros laimės, atverti savo širdis, pažinti save, pažinti savo sielą, suprasti, ko iš tiesų norite iš savo gyvenimo. Aš jums iš visos širdies linkiu laimės. Būkite laimingos ir jeigu aš ko nors jums galėčiau pasitarnauti, mano širdis visada atverta jums. Keliaukime drauge į savęs pažinimą. Mėgti.